Labas, seniai matėmės vėl. Pamiršau, ką norėjau sakyti. Nes prieš tai viską jau pakalbėjau, bet pasirodo mikrofonas nieko neįrašė. Čia turiu tokį akmenuką, kurį radau kasdamas betonus ir visą kitą vonios zonai, kur dabar bus vonia, dušas vonia, žodžiu. Tualetas. Nieko jis nėra ypatingas, bet tiesiog gan fainos formos, toks kaip kiaušinis biškis suplots. Ir ką man jis reikalingas? Tai aš jį planuoju perpjauti per pusę, nušlifuoti ir su juo poliruoti dušo sienas. Kas čia per velnias, ką čia sugalvoju, sakysi, ne? Galbūt kai kurie esat girdėję, bet tikriausiai dauguma ne. Tokia yra Tadelak technika. Kalkinis tinkas, naudojamas dušuose, visur, kur gali būti ir kontaktas su vandeniu. Ir nebūtinai, aišku, tiesiog. Kalkinis tinkas nupoliruojamas su glotniu akmenuku. Tai yra vadinama Tadelak technika, Tadelak tinkas. Jau buvo man čia porą bandymų, nesėkmingų, sakyčiau. Vis man trindavosi tas tinkas, nesipoliruodavo, bet galų gale, prieš kelias dienas pavyko kažką tokio jau panašaus išgauti. Iš Antano Adomaičio, vietinio menininko, pasiskolino porą šlifavimo tokių diskų akmeniui. Tai pavyko šiek tiek pašlifuoti vieną ir pabandyti. Tai į tą pusę, bet vis tiek kol kas dar sugeria vandenį, tai dar reikia eksperimentuoti su laiku, kada ten jį poliruoti. Jau nežinau, žiūrėjau YouTube video kokį 100 ir po kelis kartus. Tai šiaip įdomu, kad vienur vienaip rodo daryti, kitur kitaip. Į Maroką skrist, mokytis tai nežadu, biškį brangiai kainuotų. Samdyti kažką irgi nesinori, noris pačiam tokį dalyką visiškai rankom nuglostyti vėl, kaip ir visą kitą, ką aš čia darau. Tai bandysiu aš pjauti, poliruoti ir tinkuoti ir tada vėl poliruoti. Žodžiu, filmuosiu tą procesą, truputį filmavau, kaip tinkavau tiesiog vonios kambario sieną. Tiesiog su kalkiniu tinku, ten irgi ne visai gerus sprendimus padariau, ten tryniau su kempine vėl, paskui taip ir taip ir taip. Ir dabar tas paviršius toks, kaip ir okei viskas, bet ne toks turėtų būti. Tikriausiai. Dar liko nuvalyti tą atšokusi tokį smėliuką ir tada žiūrėsim, ar patenkintas rezultatu būsiu ar ne, o jeigu ne, tai ką padarysi, nieko nepakeisi. Tai dabar eisiu dar į lauką paieškoti porą tokių akmenukų, didesnių, mažesnių, gražesnių gal. Tada pjausim, poliruosim ir darysim sekančius žingsnius. Tai va, tam kartui tiek, einam. Beje, pasikūriau ugnelę, tai šilta. Čia dar nėra šilta, bet bent jau prie jos šilta. Ir parodysiu dar akmenuką truputį. Tikrai niekom neipatingas akmenukas, bet čia rastas. Ten pat po vonę dabartiniu vonios kambariu. Ir galėsim vėl jį ten panaudoti. Kas šiaip įdomu, kad labai gražiai atrodo nupoliruoti akmenukai, tai
Pavyzdžiui, šitą norėtųsi irgi pabandyti. Gal nupjauti tiesiog šitaip. Būtų plokščias paviršius vienas ir tada nupoliruoti, nes toks tamsus turėtų gražiai atrodyti. Čia irgi visiškai paprastas, bet matau kažkokių yra raštų. Nu, bet einam dar paieškoti. Turiu ir didesnio akmenų. Bet sakais tinkuoti, netinkuoti, poliruoti. Manau, būtų biški per sunku. Bet gal mažesnių turim čia irgi. Gal nelabai čia tų mažesnių. Nežinau, norėtus kažkur kitoj vietoj rasti. Šiaip galvoju, gal reikėtų nepersistengti man su tom paieškom. Turiu kiek čia jau 3. Vienas, jo šitą pabandysim. Nu šitas tik šiaip savo pažiūrėti, kaip atrodytų. Nes toks įdomus sluoksniuotas, nors šiaip tokių milijardai. Ir čia fosilijos kažkokias. Matosi, tai dėl to tik tais irgi pašlifuoti. Tai realiai turim vieną. Nu ir iš ten paimsi, kur iš pradžių rodžiau. Bent vieną. Tai turim, ką žinau. Čia aplinkui dar pažiūrėti gal. Jo, beržas dar nesutvarkytas. Jo. Tai gal užtenka man čia filmuotis. Einam šlifuoti. Per mažą pjau, nieko čia nesigaus tokio. Turim biškį pašlifuotus dalykus. Su šituo dar nežinau. Nieko nepjau šiam, tai daug šlifuoti reikėtų. Šits va fainas bus, kurį radau bekasdams viduje čia troboj.
fainai paim bus. Ir va, šitą nupėjau, bet žiūrėkit štai, dėl ko aš jį pasiėmiau. Fosilija. Neaišku, niekom jinai čia nėra ypatinga, bet dar padailinsiu ir tiesiog bus pasižiūrėjimui. Ir šitas dar šitą bandysiu, va, tokį sluoksniuotą pagražinti. Tai galim apžvelgti, ką čia padarėm. Oi, pavyks man čia pagauti. Tai šitą akmenuką aš pradėjau šlifuoti, bet visgi palieku, nes pjaut nepjau, tai labai daug čia reikėtų nuimti paviršiaus, kad būtų plokščias. Tai šitas tam kartui atsisveikinam su juo. Tada galim pažiūrėti šitą grožį. Kaip čia jums parodyti geriausiai, maždaug taip. Kokie sluoksniai, ne? Tikrai labai toks fains. Bet čia tik šiaip pabandymui, būtent kaip nusipoliruotų akmuo. Tai čia aš naudoju smulkiausia, tai 1500 tos gradacijos diskelį, tai jeigu visai reikėtų dar labiau poliruoti, tai reikėtų smulkesnio, bet užtenka ir tiek. Ir čia štai turim kopos šaukimą, nes Rūta grįžo, ir turim va fosiliją. Matote, ne? Irgi čia tik pabandymui, bet va štai kaip puikiai matosi ir kaip gražiai atrodo. Nu ir dabar sėkmingesni dalykai, tai vat, vienas paviršius turim, taip vat šlifuosis, fains, čia rastas namie, po grindim akmenukus. Nu ir tas, kurį pjoviau, va, iš kelių kartų, toks tamsiausias, nes sunkiai matos čia dabar, bet va vieną turiu didelį paviršių, lygų ir kitą mažesnį. Tai bandysim ir su juo štai dirbti. Su šituo ir dar namie turiu, kur prieš tai bandžiau. Tai va, liuks. Norėjau storiau užtepti, bet be reikalo jau. Nu nieko. Praėjo kelios dienos. tą patį vakarą, kai 2 sluoksnius padariau, tai vėliau palyginus su medinė mentelė, tai vien dabar jau toks paviršius visai gražus, bet net tada laktinis, tai sušlapinsiu dabar iš kelių kartų, nes labai sugeria šiaip. Kalkinis tinkas labai sugeria vandenį. Pasiruošiu tada laktų mišinį ir dabar tepsiu 2, gal ir daugiau sluoksnių, kiek tos košės persimaišysiu, žiūrėsiu. Tai va, turim tokią košę. Vėl laikas tepti. Bandom
Nepaisant to, kad tiek šlapino, vis tiek sugeria labai labai greitai. Tai dabar po kelių minučių, man atrodo, reikia iš karto gal su kempinė pažaisti. Kol dar drėgnas pirmas sluoksnis dėl lakto, tai dabar metas antram. Nu, puikiai užsitepė. Gal biškį per šlapę buvo, bet... Dar truputį anksti. Čia jau muilas, nebe vanduo.
Kažkaip nelabai gaunas, dėja. Nežinau, sunku pasakyti, ar per anksti trinu. Fakt, kad per daug tikriausiai, nes atkimbu. Ir gal biški per anksti. Šiaip pakankamai lygų gražu gaunas, bet ne tas efektas turbūt. Tai nežinau, dabar jau vėlu, jau 12 lygiai. Tikriausiai rytoj ryte bandysiu vėl papurkšti muilą ir tada patrinti. Dabar reikia mėgoti. Šiaip kai tu rašo, kad per 24 valandas tą muilą naudoti po 24 valandų, tai 4 iš karto vos sustingus, bet kas atrodo nesąmonė, nes jeigu purški tą vandenį muilą, tai sušlapinti ir nieks čia nesipoliruoja, o tiesiog šlampa ir žodžiu. Nežinau, nesigauna, man atrodo. Šiaip tinkas, aišku, yra lygus, glotnus viską, bet jis vis tiek lieka matinis. Nors turėtų truputį išsausėti ir toks blizgus palikti. Bet niekaip nepavyksta nublizginti. Jau 3 kartą dabar purškiau muilą, bet vis tiek. Ui, nežinau, ką čia taip darau. Nežinau. Gal visgi per daug skeptiškai žiūrėjau, ar man čia gaunas nesigaunęs dabar. Prieš 2-3 gal netgi valandas taip su ranka užtiškiau vandens. Ir tie lašai tiesiog stovi. Nesigeria į tinką, nors jis dar ir nėra iki galo visiškai išdžiūvęs. Tai gal visgi man pavyko padaryti kažką panašaus į tedelaktą. Šiaip, kai tinkas išdžiūva, dar reikėtų užvaškuoti su bičiu vašku ar dar kokiu nors vašku. Kad dar labiau tą vandenį atstumtų, dar labiau jis tai bėgtų tiesiog žemyn. Tai dar nesidomėjau, kokį tą vašką reikės konkrečiai panaudoti, nusipirkti, bet reikės. Tai dabar nusisuksiu šitą gipso gabaliuką ir nešios ten, kur šilčiau, kad pilnai išdžiūtų ir pasimatytų tą reali spalva. Šiaip pagal viską turėtų gautis kažkas tokio, nes čia irgi buvo bandymai. Tai tikiuosi, kad kažkas tokio ir bus. Ir nežinau, tai gal viskas gerai bus, ar ne? Jo, nežinau, ar dar darysiu dar vieną kokį nors naują bandymą, nes nežinau, bebandant nuotaika prastėja tik tais. Nėra tas paviršius toks blizgus, kaip aš jį įsivaizdavau, bet jeigu vandenį atstumė, nesugeria, tai viskas tvarkoja, ne? Tai va, okei.